Šitas darbelis sulčių gamyba. Labai tokia paprasta sistemėlė, tai aš dabar paleidžiu ir pasižiūrim, kaip turi veikti. Spaudžiu reset, tada važiuoja buteliukas, atvažiuoja čia iki apelsinų, tada važiuoja presas, buteliukas pildosi, suspaudžia apelsiną, taip, ir tada pavažiuoja toliau. Taip, pravažiuoja, skaitliukas padidėja vienetų ir visas procesas kartojasi. Va, tai kaip matote, yra du slaideriai, vienas atsakingas už buteliuko koordinatę, o kitas slaideris, čia kartu visi trys objektai, buteliuko užsipildymas, preso eiga ir apelsino suspaudimas. Tuoj mes pažiūrėsime, kaip ten ką užduot. Taip, dabar žiūrėkite, aš galiu rankiniu būdu varinėti tą buteliuką su slaideriu. Aš dabar judinu slaiderį, kaip matot, buteliukas juda. Dabar nusimušė koordinatę ir jisai jau neveiks. Taip, jis užstrygo. O čia šitas judina tą žalią visą ar mėlyną, kokia čia spalva, jūros bangos presą. Tada susispaudžia apelsinas į tokį blinelį, kaip matot, ir pildosi to pačiu buteliuko lygis. Ir čia mes visus tuos tris veiksmus darom su vienu kintamoju. Ir čia leidžia mums susinchronizuoti eigą, apelsinų suspaudimą ir atsiradimą sulčių buteliuke. Tai dabar jeigu mes grįšim į šitą dizaino režimą, taip, mes galim pasižiūrėti, žiūrėkite. Visų pirma yra reset mygtukas, taip, jam priskirtas kintamasis reset. Toliau yra tas, kuris slaideris, butelis vadinasi. Čia yra X-as. Kintamasis X-as, taip, nuo 0 iki 500. Jūs kaip piešit, pas jūs kitoks skaičius gausis. Taip, tai tas X-as, šitas slaideris, jisai atsako už butelio koordinatę. O butelis, aš patraukiu čia tokią metalinę apsaugą, čia yra mūsų buteliukas, čia jo nulinė pozicija. Ir jeigu aš paspausiu ant buteliuko, tai pirmas efektas location, taip, kad jisai horizontaliai ekrane judėtų. Tai yra horizontal, čia tas X-as, ir čia, žiūrėkite, įrašyta, kad pradžia 0, galas 500 taškų. Man reikia, kad jis iki čia nuvažiuotų, pas jūs galbūt bus kiti taškai. Ir čia irgi 500. Taip, tai čia yra buteliukas, šitas slaideris ir vienas kintamasis X-as. Taip, tas X-as važiuoja, bet buteliuką mes turim pagauti, kad buteliukas nuvažiuotų čia, čia sustotų. Tai mes turim paimti, aš copy-pastinsiu tą buteliuką, Ctrl-C spaudžiu, Ctrl-V, taip kaip mes visada darom, pamatuot atstumą. Tas buteliukas turi iki čia atvažiuoti. Tai tada aš paimu stačiakampį, pagalbinį čia kampe, taip, ir nupiešiu, kad mano kelias turi būti tiek. Tada tą pažymiu stačiakampį naują ir pasižiūriu apačioje, jums čia nerodo ekrane, bet man rodo 270. Tai aš savo užsirašau kelią iki pildymo vietos, dabar ištrinu tą buteliuką. O visas kelias aš pamatavau jau su šituo stačiakampiu, dariau, uždėjau, taip. Taip, pamatavau jo plotį apačioj, čia, width, bet ten buvo 500. Ir dar pamatavau, čia eigą viso šito, taip, preso vadinkime, šitas, presas. Taip, ir dabar žiūrėkite, presas, jisai priklauso nuo šitos, reiškia, nuo šito slaiderio. Ir čia procentais, bet žiūrėkite, procentais yra reikšmė nuo 0 iki 100. Spaudžiu dabar ant to preso. Jo irgi location, horizontal, bet žiūrėkite, kaip gudriai reikšmė kintamojo pasikeis nuo 0 iki 100, kai mes judinsim slaiderį, bet kelias, tas movement horizontal, yra ne 100, bet yra tas mažas tarpelis 30. Suprantat, čia, jis tiek turi praeiti. Praeis realiai movement 30, bet reikšmė pasikeis nuo 0 iki 100. Tada apelsino
apelsino, spaudžiu ant apelsino, jo yra object size, taip, tai dydis. Width, taip, mes jį spaudžiam iš kairės į dešinę, spaudžiu. Žiūrėkite, irgi tas pats kintamasis presas. Ir vėlgi, žiūrėkite, value nuo 0 iki 100, tik čia vat atvirkščiai, 100 0. Ir būtina nurodyti anchor, tai yra atskaitos taškas. Tai tas atskaitos taškas mūsų apelsino yra dešiniai pusėje, nes mes jį spaudžiam iš kairės ir jis turi į dešinę susispaust. Tai va čia būtinai reikia pažymėti. Taip, ir trečias, koks pas mus tas. Ir trečias kintamasis presas tas pats yra buteliukui, spaudžiu ant buteliuko, yra % fill, taip, procentinis užpildymas, vertical. Ir čia vėl, žiūrėkite, trečią kartą tas pats kintamasis presas. Ir čia reikšmės, čia sukeista vietom 100 ir 0, direction up, kad kiltų, ir backgroundas reikia pažymėti tuščio buteliuko, tai tokia žydra spalva. O kai piešia, tai jį nuspalvint, fill jam padaryti iš kibiriuko oranžinį. Taip? Ir ok. Ir tada gaunasi, dar kartą pasikartoju, kintamasis presas va čia, jisai 3 objektus valdo. Preso šito viso didelio padėtį, apelsino plotį ir buteliuko užpildymą. O skaitliukas tiesiog yra SKTL kintamasis, taip. Ir skriptas ką gaudo, kai buteliukas atvažiuoja iki galo, taip, tai tada skriptas padidina SKTL reikšmę ir čia mums rodo. O tas spaudžiu ant grotelių, kai visada value display analog, tas SKTL jį rodo. 3 groteles, taip, ir kintamasis value display analog. Labai paprasta sistema, tik labai gudriai reikia pagalvoti, kaip čia užsukti tą ciklą. Aš padariau, kad resetas resetina visus kintamosius, skaitliuką, x, kur buteliuko koordinatė, ir presą, ir pats save dar resetina. Ir dar padariau skriptę kampas kintamai. Tas kampas, jisai nuolat skriptas jį pliusuoja. Pliusuoja tas kampas lygų kampas +1. Taip, ir šitam ratukui, kaip jį pavadint, mes čia orientation kampas, matot, 0, 100, 0, 360. Ir mes skriptę nuolat pliusuojam tą kintamai kampas. Ir tada, kai jau yra 100, vėl priskiriam 0. Ir tiesiog pliusuojam. Ir tas nuolat sukasi. Mes jau nagrinėjom anksčiau šitą reikalą su jumis. Dabar aš grąžinu atgal tą dangtelį, uždengimą. Taip, vėl paleidžiu runtime ir resetinu. Ir vėlgi matom, kai buteliukas atvažiuoja, tada presas kintamasis keičiasi skriptę, pagauna koordinatę x, taip, 270. Tada presas pas mus keičiasi, taip, ir tada pavažiuoja. Ir čia, kai darysit, tai padarykite, dabar biškį numušiu tą buteliuką, kad sustotų, padarykite, kai pagauna 270 x koordinatę buteliuką, kad nepliusuotų važiavimą buteliuko, taip. Tai tiesiog ifą padarykite, kad x skriptas pliusuoja, kai buteliukas nelygus 270. Nes kai atvažiuos tas pliusavimas x, jisai sustos, taip. Tada, kai buteliukas yra 270, mes po 1 pliusuojam kintamai presas. Ir jau kai presas padidėjo iki 100, koordinatė x yra 270, tai mes padarom tokį įdomų fintą. Mes x-ui priskiriam 275, kad jisai pašoktų per 5 taškus. Suprantat, jis pašoko, jo reikšmė 275, jis čia atsidūrė kažkur tai čia. Taip, ir tada mūsų skriptas vėl kabina pliusavimą, jis vėl pliusuoja x po 5. Tai čia jums toks pasufliravimas, gal jūs kitaip sugalvojat, gali būti kitoks dizainas, kitokios spalvos. Tiesiog įjunkite fantaziją ir pasidarykite, kaip jums įdomiau. O aš dabar resetinu ir buteliukas vėl juda. Atvažiuoja, suspaudžia
Jeigu čia neįsikišti į tuos, neišmušinėti tų koordinačių, tai tada procesas vyksta tiesiog cikliškai. Suspaudžia, pildo, gal jūs čia gražiau kažką sugalvosit. Tada pajuda iki čia, pasislepia, dingsta ir vėl čia atsiranda jau tuščias, taip. Tai reiškia, kai buteliukas atvažiavo jau iki 500, mes skriptas ką gaudo, ar x lygus 500, ir jeigu x lygus 500, tai tada x nunulina, presą nunulina, taip, ir viskas atšoka atgal ir procesas kartuojasi.